Mauzeri, vat nekart aš sakiau, kad kiekvienam būna ir juodų, ir baltų laikotarpių. A vat jums dabar kuris juodas? Mes ne apie mane kalbam. Štai vat gerai žinomas krepšininkas Gintaras Einikis yra kviečiamas treniruoti gerai žinomą Saratovo krepšinio klubo komandą. Reiškia, pasiminėta krepšininką Einikį, dabar yra baltasis laikotarpis, reiškia, kyla į kalną. Nu, juodasis laikotarpis tęsiasi ilgai. Ilgai. Niekas ir nesako, kad jis buvo trumpas, bet žinokit, net ir ilgas juodas laikotarpis jis vis tiek baigėsi. Ir prasidės dabar baltas rusiškas etapas. Baltas, sakote, etapas. Baltas. Turim suprasti, kad tokiems aktyviems žmonėms kaip Einikis ne vieta mūsų Lietuvoje. Prikurta visokių lygių teisių šitų tarnybų, visokių ten žmonių nemušimo komisijų, visokių institucijų, kur kovoja prieš smurtą artimoje aplinkoje. Žmonės patys skundžia. Einikis be teisių vairavo, Einikis ten negražiai žodžiais matam ant padavėjos šnekėjo. Tam ir yra sukurtas Saratovas tokiam atvejam. Tik ar pritaps Einikis Saratove? Va. Rusijos glubinka yra specialiai sukurta tokiem žmonėm kaip Einikis. Jeigu tu esi zviesda, tau dovanojama viskas. Tai žmona su fanaru, tai čia norma, čia taip ir turi būti. Yra ten, pavyzdžiui, tokių žvaigždžių, kurių albumų pardavimai pakyla ant 25%, tik tai kaip parašo, kad jis bil ženų. Bet Einikis turės dar ir dirbti, treniruoti krepšininkus ten. Ar spės vienu metu ir treniruoti ir duoti vaizdų Saratovo gyventojams? Supratau, sunku, taip. Bet klube yra 2 treneriai. Einikis bus antras treneris. Pirmas treniruoja komandą, o Einikis garsina klubo vardą. Įprastu būdu? Taip. Vakare Einikis, reiškia, nueina į vietinį kabaką, ryte jau, reiškia, vietinis Saratovskие новости rašo. Вчера в нашем клубе немец из Литвы дал пощечину подавалке Надежде. Оказывается, это тренер нашего баскетбольного клуба. Ir viskas? Ir viskas, Einikui už tai nieko nebus. Toliau eina informacija jau apie orus. Suprantat, jūs kur bėgat?